Pirmąją metų dieną jie bėga maudytis į jūrą ir tuo be galo didžiuojasi. Sigita Kriaučiūnienė irgi žino, kaip elgtis leduose, bet sako, jog tokio proceso veikti negalima per vieną dieną. Sveikuolių sąjungos viceprezidentė dar neseniai per naujosius irgi keldavo taurę putojančio gėrimo ir linksmindavosi su visais iš širdies. Aš jau ten buvau, šypsosi moteris, prabilsianti apie tai, kaip patys save nuodėmė ir dar tuo labai džiaugiamės. Dievas ėmė ir nuleido. Tai pokalbį pradėjome su Sigita Kriaučiūniene. Moteris išrinkta Sveikuolių sąjungos viceprezidentė pokalbio metu dažniau šypsos ir kvatoja, nekiek nepanašėdama į asketiškumo normų sukaustytą sveikos gyvensenos propaguotoją. Tačiau verta ir pasakyti, jog sveikuoliškumo esmė ne juokai ir žaisti tuo specialistai nepataria. Taigi Sigita prabyla be užuolankų apie stereotipus. Ir visi maždaug sako, aš viską žinau. Ir visi taip, va tie, kas taip sako, jie yra visažiniai. Jie viską žino, jiem nieko nepasakok ir nieko neįrodinėk. Tai nieko mes ir neįrodinėjom ir nepasakam. Taip nėra, kaip atrodo, bet tai yra labai svarbus gyvenime etapas. Nereikia maudytis kiekvieną dieną, tikrai, bet tai yra svarbus gyvenime etapas, nugalėti savo baimės ir stereotipus ir to, ko tu nežinai, išbandyti. Aš, pavyzdžiui, esu toks žmogus, kad jeigu aš pasitikiu tuo, ką darau ir niekad nežinau, kaip tai veikia, aš noriu išbandyti, išbandau ir tai veikia. O jūs išbandėte tenais jų Palangoje, tuos ledus lindot? Ne, aš labai norėjau išbandyti, niekaip man nepasisekdavo į Sveikuolius nuvykti, aš nubėgau viena į upę gruodžio mėnesį ir išsimaudžiau. Ir, žodžiu, nes norėjau išbandyti, kaip tai atrodo. Po 2 savaičių aš susirgau inkstų kokia tai liga, bet aš žinojau priežastį ir tai nebuvo šaltas vanduo. Dabar šaltas vanduo, jisai... Išprovokavo? Ne, jisai sukelia audrą organizme ir visi lėtiniai procesai, kurie yra jau prasidėję seniausiai, imuninė sistema taip sureaguoja, jinai pradeda dirbti daug aktyviau ir tada iškyla viskas į paviršių, bet aš priežastį žinau ir aš susitvarkiau viską arbatom. Sigita su šeima gyvena Ukmergėje, bet sako dažniau lankosi sostinėje, nes kiekvieną dieną kovoja. Tai kaunasi prieš alkoholio įstatymą, tai su valdininkais ir vis už tai, kad visuomenėje imtų dominuoti sveikatinimo normos. Nuobodu, sakysite, bet iš tiesų labai įdomu, nes daugybė žmonių griebdamiesi madingos sveikos gyvensenos pridaro aibės klaidų. Nereikia kažko labai visiškai drastiškai keisti, tas gyvenimas, viskas ateina palaipsniui, tu tik pradėk domėtis kažką. Ir dabar jeigu žmonės kartais nusprendžia, nebevalgysiu mėsos nuo rytojaus ir kankinasi, nebegersiu kavos ir kankinasi. Ir taip neturi būti, turi ateiti viskas natūraliai. Ir tas mėsos nenoras valgyti, ir kavos gerti, ir alkoholio vartoti, ir rūkyti turi ateiti natūraliai, tu nenori. Per kiek laiko tie susiformavo sveiki įgūdžiai? Nagi tikrai negimėt tokia visai jau sveika? Ne, aš sveikoliaut pradėjau gal labiau, vis tiek vaikus auginti, gal atsiradus vaikam, nes labai svarbu buvo tiesiog serga tom peršalimo ligom ir nuėjus pas gydytoją tu negauni jokio kito patarimo apart antibiotikus. Ir tiek, tai kažkaip jau atsibodo tos antibiotikus duoti ir tai pradėjau labiau gal domėtis, gilintis ir tai kiek čia 13 metų. Tai, kad Sigita vyro tėvų namuose vaišėms puolė kepti bulvinius blynus, mums buvo keistoka. Lyg ir atrodė, kad bulvės, blynai nelabai dera prie sveikuoliškų principų. Tačiau moteris nuramina, tikroji sveikuoliavimo esmė slypi kitur, bent jau jo šeimoje akcentai dedami štai šitaip. Na, pirmiausia, ką mes darom, tai, žodžiu, visi einam laiku miegoti. 8 valandą, pusė 9, 9 maksimum mes visi einame miegoti, ar tai būtų savaitgalis, ar tai būtų, nežinau, šventė, kažkokie nauji metai, nesvarbu. Mes einam 9 valandą miegoti, nes organizmui, ne, aš nesakau, būna išimčių, būna išimčių, bet jos labai retos. Bet tradiciškai visi žino, mano sūnus, pavyzdžiui, eina 8, pusė 8 net kartais miegoti. Ir keliamės mes visi anksti, aš pati keliuosi pusė 5 ryto. Nes iš ryto tu gali padaryti labai daug ir energijos tada yra labai daug. Ir yra ciklai paroj, kurių, jeigu tu negyveni pagal tos ciklus, tai tu kankiniesi, žodžiu.
neturi nei energijos, nei produktyvumo, nieko. Jeigu tu laikaisi to viso, kas kaip gyveni su gamtos ritmu, tai tada viskas einasi, klostosi puikiai. Tai va, pirmą, ką mes darom, tai einam laiku miegoti. Antrą, ką mes darom, tai tikrai mitybą mes žiūrim. Tikrai ką, kaip valgyti ir kada. Ir nesakau, mano vaikai kartais užsimano ir šokoladukų, nes visi čia mes gyvenam toje pačioje visuomeniai. Bet bent jau sūnaus mitybos įgūdžiai yra tikrai, ir mitybos kultūra yra tikrai kitokia negu daugumos vaikų, vadinkim, ar ne? Man kartais gaila suluošinti tų vaikų, kurie turi antsvorį didžiausią klasėse, mokyklose, pasižiūrė tos vaikus, aš nežinau, 4 klasėje, 5 vaikai sveria po 70 kg, nu kažkoks, tai man gaila tų vaikų, nors gal seneliam ir tėveliam atrodo, kad jie labai gerą daro, duodami daug valgyti, bet tai yra visiškai nekultūra. O jūs savo vaikus badu marinat? Mes valgom normaliai, mes badu nemarinam jokiais būdais, bet jie iš tiesų antsvorio neturi. Nu gerai, jūs valgot normaliai. Ką reiškia normaliai? 5 kartus per dieną? Jokiais būdais. O tai kiek? Mes valgom 3 kartus per dieną, o aš valgau 1 kartą per dieną. Dažniausiai. Nes suaugusiam žmogui tiek užtenka. 1 kartą? Jo, 1 kartą. O kada jūs čia valgot iš ryto? Nuo 12 iki 2 yra pats tinkamiausias laikas valgyti. Pagrindinį maistą iš ryto šiandien aš suvalgiau bananą ir saują saulėgrąžų. Nu, tarkim, tai tokie pusryčiai, o vakarieniai kažkokį vaisių, dar avokadą. Ar mes turim visokių pabarstų ant duonos užsibarstai su pomidoru. Nu, tiesiog, tai toks užkandis, vadinkim, bet pagrindinis maistas turi būti pagal visas taisyklės nuo 12 iki 2. Tai ir ką jūs tuomet valgot nuo 12 iki 2? Nu, mes pasigaminam sriubų, troškinių. Be mėsos, aišku. Be abejo. Be abejo. Tai palaukit, o vaikai jūs irgi taip 1 kartą valgo? Ne, mano vaikai valgo 3 kartus per dieną. Valgo normaliai. Žmoniškai. Ir ne per daug. Bet, pavyzdžiui, vaikai mėsą valgo? Ne. Nevalgo, pas mus šeimoje nieks mėsos negamina. Bet jeigu, tarkim, aš tikrai nedraudžiu, jeigu yra kažkoks noras baisulinis, nes, pasilgsti tų prieskonių, gal kažkokių, gal dabar gaminti aš pradėjau gal taip normaliai, vegetariškai, gal prieš 2 metus su įvairiais prieskoniais, bet vaikai yra nepripratę prie tų skonių ir gal kartais jam nelabai tinka ir jie pasilgsta to seno šlapenkos kvapo ar dar kažkokio, ar ne? Tai, žodžiu, tai aš nedraudžiu, jie tikrai gali kažkur nuėję į svečius, valgyti, paragauti, vat mano Anyta iškepa ten kažkokią kulšį. Kokia tai per šventės, tai jie dukra valgo, mano sūnus nevalgo, jis tai nuo gimimo nevalgo ir aš niekada neverčiau jo valgyti. Bet, jeigu paragauja, tiesiog tai nebėda kažkokia, ar ne? Greitytė, tai tu nuėjai greitinės, ką vaikas? Mano vaikai žino mintinai, jeigu jam užkilo temperatūra 38,5, pavyzdžiui, jis eina nusimaudo po šaltų dušu ir eina miegoti lovą ir kitą rytą išeis į mokyklą. O jeigu dar būna nenukrenta, tai jis iš ryto dar maudosi po šaltų dušų, geria daug arbatų, vakare maudosi po šaltų dušų. 2-3 dienos maksimum, daugiau vaikai neserga. Visą tai išgirdę medikai, ko gero jau užsikimšo ausis, nors Sigita sako, kad tikroji sveikata prasideda tik tai vaikystėje, todėl savo vaikams skiepija neįprastas normas. Ir visai atskira kalba yra apie jos vyrą, kuris žmonos užsiėmimus švelniai tariant vertino nekaip. Tačiau sveikuoliškos Sigitos įtakos suviliojo ir jį. O Jėzau, kaip faina. Mano vyras pradėjo valgyti žmoniškai prieš 1,5 metų. Žmoniškai taip kaip jūs, ar ne? Taip, prieš 1,5 metų, nes ir aš labai, aišku, dėl to džiaugiuosi, kadangi jis iš pradžių mane vadino sektantė, buvo tas etapas, po to, žodžiu, jisai stebėjo daugiau, kaip sakiau, jisai dar ir vaistus vartoja, aš tikiuosi, kad po kokių 2-3 metų jau jis ir jų nebevartos, bet atsitinka taip, kad žmogui tiesiog pašlyja sveikata ir jisai mato, kad vaistai nebegali padėti, tas nebegali padėti ir jisai tada ateina, nu gerai, darysiu taip, kaip sakai. Ir tada jis baigė sveikatos mokyklą, kurią mes organizavom Vilniuje ir po jos pasikeitė požiūris labai. Po to vėl kažkas buvo atsitikę, ne kažkas, su stuburu buvo negerai, tada mes nusprendėm mesti svorį,
kad jam reikia mesti svorį, nes turėjo antsvorio ir 10 dienų mes abudu gėrėm sultis, valgėm sultis, tik tai daugiau nieko. Valgėm sultis. Tirštas ar ne? Ne, normalias. Nu, kaip su sulčiaspaudė išspaustas 3 kartus per dieną, po stiklinę. Yra labai koncentruotas, labai stiprus maistas, jeigu moki jį valgyti, o ne išgerti. Tai tą stiklinę mes valgom pusę valandos, žodžiu, tai yra procesas. Tai yra. O galėtumėt papasakot tą ritualą plačiau, ką reiškia valgyti sultis vis dėlto pusę valandos? Tai ne ritualas, tai tiesiog procesas, kai tu turi įsisavinti ir reiškia valgyti taip, kad nejaustum alkio. Ir jeigu tu valgai tas sultis po mažą gurkšnelį, tu jas volioji burnoj, sumaišai su seilėm, sultis pradedamos įsisavinti burnoj. Ne, jos virškinamos jau burnoj, tu matai tą spalvą, matai kvapą, valgai tyloj, susikaupęs ir per pusvalandį tu pavalgai sočiai. Ir po to kokią 3 dieną jau tau 2 puodelių tu nebeišgersi, nes jau yra sotu. Tai yra labai koncentruotas, stiprus maistas. Tiesiog. Bet tą mes darėm norėdami valytis, žodžiu. O atsiprašau, o kokias jūs sultis, kokių vaisių? Bet iš daržovių. Iš daržovių, tai iš kokių daržovių? Nu, tai ką turi, ką užsiaugini, moliūgas, pastarnokas, griežčiai, cukinija, pomidorus pirkom. Tam vienam kartu yra kaip kokteilis ar vienas produktas kažkoks? Ne, kartais maišai, pavyzdžiui, pomidorai su česnaku, ten kokią skonį, arba cukinija su griežčiais, arba moliūgas su griežčiais, arba moliūgas su juodoju ridiku. Įvairių, bet ir, aišku, vaisių sultis irgi gerim, nes 3 kartus per dieną reikia gerti daug įvairių sulčių. Tai tai per 10 dienų mano vyras numetė 10 kilogramų ir jie neatauga. Kiek laiko neatauga? 3 mėnesiai. Bet jūs toliau į badų marinat? Ne, jisai dirba, jisai baigė tą 10 dienų, po savaitės jo darbas yra vairuoti krovinius automobilius Europoje, jis išvažiuoja 6 savaitėm į reisą ir grįžta po 3 savaitėm čia, tai jis grįžo normalus. Bet tai gerai, tai jam dar sunkiau, tai žiūrėkit, prieinam prie tokio klausimo, kad žmogus užsiminėdamas tokia mitybą, jis turi savo skirti be galo daug laiko. Kaip dirbantis žmogus, tarkim, kaip jūsų vyras vairuodamas automobilį, kaip jūs ten galite sultis valgyti? Ne, tai jisai sulčių tada ir nevalgo, bet jau pasikeičia, žinot, po 10 dienų valgymo sulčių tu nebenorėsi gerti kavos, nebenorėsi valgyti mėsos, nebenorėsi nieko kepto ir pervirto ir pertraškinto, tu norėsi šviežaus, skanaus, spalvingo maisto. Tai pasikeitė tie įpročiai kažkiek, tai jisai savo tas keliones ar į darbą dešrų jau nebeperka, perka ne kažką daugiau košių, daugiau vaisių džiovintų, riešutų, bet tiesiog tą 10 dienų jį išmokino valgyti, normaliai, kultūringai. Tai, ką dariau prieš 10-15 metų, buvo tikras savęs alinimas. Sigita vadina daugumai įprastą gyvenimo būdą nesveiku. Beje, pati per keliarius metus sugebėjo atstatyti regėjimą nuo didelio minuso. Ir tiki, jog tam padėjo būtent jos naujas gyvenimo būdas. Tuo tarpu su gardžiais ir gausiais maistais jie atsisveikino visam laikui ir gausią virtuvę vadina tik tai nenormalia ir blogai veikiančia ne tik mūsų kūnus. Aš nesakyčiau, kad tai yra kažkokia askezė. Tai yra didžiausias malonumas gyventi sveikai. Nes kai tu gyveni nesveikai, tu nuolat turi problemų ir nežinai dėl ko. Nuolat vargsti, tu pyksti, tu piktas, tau tas negerai, anas negerai. Tau blogas tas žmogus, anas, 3, 4. O aš jūsų neišveščiau dabar iš pusiausvyros, jeigu sakyčiau, kad visą tai yra nesąmonės, ką jūs čia šnekat. Ne, tikrai neišvest. Beje, šį rytą sausio 1-osios Sigita tikrai atsikėlė gaivę ir šviežią galvą ir užjaučiamai kalba apie naujųjų sutikimo tradicijas. Pripažįsta pati neturinti jokių prieraišumų ir jos tikrai nesuvilios nei geriausio vyno taurė, nei kvapniausias kumpis. Kas yra maistas? Ką gali įsisavinti organizmas? Jeigu organizmas iš pervirto, pertroškinto, rūkyto, jis negali nieko naudingo paimti, tik tai užsiteršia, besivalydamas, besistengdamas jį išvalyti, nuodus tuos, žodžiu, neutralizuoti ir panašiai. Tai tiesiog. Tiesą sakant, pripažįstame, jog nelabai daug kas gali išgyventi taip, kaip sekasi Sigitai, o moteris įspėjo, jog net savimi besirūpinantieji prie sveikuoliško režimo turi pratintis. Reikia numesti 10 kilogramų, kad pakiltum, juokiasi Sveikuolių sąjungos viceprezidentė. Aš labai džiaugiuosi, kad mano tėvai irgi baigė sveikatos mokyklą kartu su mano vyru.
Tai čia buvo didžiausia šventė mano gyvenime, ne? Dabar tikiuosi, kad sesuo, brolis ir sesers vyras taip pat baigs tą sveikatos mokyklą. Atranda žmonės tikrai daug. Tai vat, aš labai džiaugiuosi, kad tėvai pakeitė kažkiek mitybos įpročius. Nu, bent jau žino, kad dėl savo negandų įvairių yra patys kalti ir jas gali patys išsispręsti. Tiek istorijų pirmą naujųjų dieną. Susitiksime lygiai po savaitės vėl su pagaviausiais pasakojimais. Tačiau judesiais, pozant. Tik svarbiausia, kiek žinau, sakoma, tik nenutrauk. Nes jeigu nutrauksi, tai viskas. Arba numirsi, arba jau ten kažkas tai pasidarys. Ir visą tai jau bus kitoje mūsų laidoje. Tiek šį vakarą dėkui, kad buvote kartu su mumis. Susitiksime kitą sekmadienį, tuo tarpu linkiu laimingų prasidėjusių metų ir ramios ateinančios savaitės. Ir likite sveiki.